pensininkai ir mamos. Tokios dvi pagrindinės problemos slegia šalies biudžetą. Įsitikinę su premjeru susitikę Tarptautinio valiutos fondo ekspertai. Esą nedelsiant būtina sodros reforma, kitaip šalis įklimps į dar gilesnės skolas ir net prognozuojamas 2 procentų ekonomikos augimas Lietuvos nebeišgelbės. Ekspertai siūlo Lietuvai nedelsiant pradėti ilginti pensijinį amžių, sutrumpinti motinystės atostogas, mažinti išmokas tėvams. Tačiau esą taupimo srityje ir taip padaryta nemažai, todėl būtini ir nauji mokesčiai. Mes manome, kad taip pat labai svarbu žiūrėti ir į pajamų pusę. Turtingųjų apmokestinimas galėtų suteikti alternatyvių galimybių mažinant deficitą. Tarp naujų mokesčių galėtų būti nekilnojamojo turto mokestis, žalieji automobilio mokesčiai, kurie būtų proporcingai didesni turtingiesiems. Tokie mokesčiai būtų efektyvesni nei pelno ar pajamų mokesčiai, kurie daro neigiamą įtaką naujų darbo vietų atsiradimui bei užsienio investicijoms. Sunkus akmuo. Lėčiau stabdom! Klaipėdos gatvėmis rieda akmenys simbolizuojantis mokesčius prieš ir po naktinę vadinamos mokesčių reformos. Tačiau tai netrukdo vyriausybei rimtai svarstyti Tarptautinio valiutos fondo pasiūlymų įvesti naujus mokesčius. Užsimenama apie atsirasiantį nekilnojamojo turto mokestį, galbūt didėsiantį gyventojų pajamų mokestį. Atsargiau kalbama apie automobilio mokestį. Jį prieš 2 metus vyriausybė svarstė, tačiau nepritarus liberalams idėjos atsisakyta. Tikrai nenorim labiau apmokestinti darbo arba labiau apmokestinti vartojimo, bet turtas ir prabanga gali būti labiau apmokestinti. Na ir aš tikiuosi, kad galim artimiausiu metu turėti bendrą priemonių paketą ateinantiem 2 metam, kuriame būtų nuo 5 iki 8 svarbių priemonių, stambių priemonių, kurias patvirtinus ir įgyvendinant mes ir pasiektumėm tą mums reikalingą rezultatą. Lietuva iki 2012 privalo sumažinti biudžeto deficitą 4,5 milijardo litų. Kitaip apie euro įsivedimą negali būti jokios kalbos, o valstybės skola gali šoktelti iki 60 procentų bendrojo vidaus produkto. Pesimistiškam scenarijui išvengti Tarptautinis valiutos fondas taip pat siūlo laikinai Lietuvoje įvestas taupimo priemonės, sumažintas pensijas tarnautojų atlyginimus, paversti ilgalaikėmis. Vyriausybė rengianti pensijų kompensavimo mechanizmus linkusi tam pritarti. Kaip vienas kitam prieštaraujantis veiksmai bus įgyvendinti, kol kas nutylima. Problemų įgyvendinant Tarptautinio valiutos fondo siūlymus gali kilti ir daugiau. Abi liberalų partijos priklausančios valdančiai koalicijai pareiškė nepalaikysiantis jokių naujų mokesčių bei mokesčių didinimo. Tai be jokios abejonės tie sumažinimai, kurie baigėsi 2010 metais, turėtų būti pakeisti kažkuo kitu, arba jie turėtų būti pratęsti, arba jie turėtų būti pakeisti kažkokiais sisteminiais sprendimais. Pavyzdžiui, valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo generalinė peržiūra, kuri leistų už tuos pačius pinigus, kurie skiriami dabar, pasiekti tą patį rezultatą, tarkim, nepratęsiant mažinimo, o tiesiog nustatant kitokią apmokėjimo sistemą, kuri nepareikalautų papildomų išlaidų. Tai tas pats galioja ir visiems kitiems pratęsimams. Tos šalis, kurios turi vyriausybės, kurios pačios susitvarko su ekonomika ir gerai ją valdo, prižiūri, tai paprastai tokios pagalbos, tokių patarimų nereikia. O tai, kad atvažiuoja, patarinėja ir vyriausybė paskui apeliuoja į tai, kad Tarptautinis valiutos fondas siūlo, tai iš tikrųjų rodo tiesiog vyriausybės silpnumą. Vyriausybė pripažįsta gudriau nei siūlo Tarptautinis valiutos fondas, nesugalvosinti, todėl jau artimiausiu metu ketinama vėl imtis socialinių išmokų karpimo. Pensijų mažinti nebėra kur, todėl pirmų numerių įvardėjamos motinystės pašalpos. Norima jas mažinti arba trumpinti tėvystės atostogas perpus, tai yra iki 1 metų. Mamos tokias iniciatyvas ketina pasitikti protestais. Reporteris Karolis Vitkevičius, Vilnius.